Kad nebereikėtų vėl kreiptis. Taip, būtų keista, ten kas mėnesį kreiptis į tą viešųjų pirkimų tarnybą. Tai mes pamanėm, kad reiktų šiuos klausimus apjungti vieną ir tada. Mano siūlymas būtų toks iki 18 000, nenurodant. Taip, Aurimai, čia biškai kitaip yra. Čia, Aurimai, palauk. Pats minėjai apie kvadratą kiek ten, 10 eurų. Taigi, kvadratas kainuoja iš betnavimą 20 eurų, tai čia yra tokia kaina jau dedant 15 cm kur traktorių važinėja. Čia, nežinau, žmogui nereikia dėti. Tai yra tokia kaina jau komercinė kaina. Čia paskaičiuota 45 eurų. Tas rangovas, kaip rangovas, projektuotas yra 45 eurų. Tai yra daugiau paskaičiuota. Plius atimti tos pinigus iš karto. 40. Gal pagal reikalavimą neįsivaizduoja. Čia yra hidroizoliacija, yra šiltinės medžiagos. Viskas yra įskaičiuota. Čia yra dviguba kaina negu rinkos iš karto. Bet aš taip žiūrint į tuos rangovus, kad tokia kaina, mes čia beje, jeigu opozicija, bet iš tikrųjų bus taip, aš šnekėsim po kelių metų, kai dabar Seiną reikės uždaryti. Bet tiesiog suprantat, kaip pagal technologijas, pagal reikalavimus gali tiesiog žemesnę kainą ir neįtilpti. Mes ir žmonės esame. Yra pasiūlymas, kas pasiūlymas. Gerai, kiek jisai kainavo baseinas? 3 milijonai, kiek 3,5, kiek jisai? 3,4. Ir už to 3 statyti. A ne, vyt kitus rangovus ieškoti viskas. Aš 3,4 pastatyti, nes tam kitų taip statyti. Ar siūlysit kitą formuluotę? Tai tada balsuojam. Tai pala, reikėtų suformuluoti labai aiškiai. Pats suformuluoti. Pritarti iki 18 000 eurų skirimo baseino dangos pagerinimo. Tiesa, plytelės noriu, ne rangovas parinko plytelės, šitą siūlo, o projektuotojas, projektautorius. Tai gal konkursai ir kitą kainą? Bet komiteto nariams sakot, bus konkursas šitų darbo teikimų. Ar jie laimės, nelaimės, tai čia kitas klausimas. Tai vat, ir principas, ar prie tų 475 dar pridedam 18 000 ir tada jūs kreipsit. O gal viešųjų pirkimų tarnyba nubrauks ir pasakys, kaip jūs pavadino. Kaip Aurimas sakė, buvo 3 milijonai ir reikėjo padaryti. Ir viskas. Vitoli, dar kartą. Čia tik tai galimybė yra. Vitoli, dar kartą tada aiškiai. Tai tada aš tada nuspręsti pritarti iki 18 000 eurų skirimo baseino dangos pagerinimo. Baseino vidinės dangos pagerinimo. Vidinio pastato dangos pagerinimo. Vidinio pastato dangos pagerinimo. Kas, kolegos, balsuoja? Kas už tokią formuluotę? Kas už tokį pasiūlymą? Prašom pakelti rankas. Nežinau, kaip čia padaryti. Kiek? 3. Kas prieš? Kas prieš? Vienas. Susilaikęs? Vienas. Sakau, neatsakot klausimą, dėl ko buvo parengtas. Ir nueisime į baseiną visi pasižiūrėti to betono. Tai direktorė yra dabar tada kitus klausimus ir kaip susvarstom. Tai aš suprantu dabar po to jūs rašysit raštą viešųjų pirkimų tarnybą. Ir jeigu jinai padės tašką, tai irgi neatsakysim per savaitę. Atsakom per mėnesį. Per mėnesį. Tai va, galbūt jie ir iš vis pasakys, kaip Aurimas sakė, 3 buvo milijonai ir jūs šiandien bežaisi. Bet tokia, mes tada kalbėjom, kad pritrauks gal daugiau tų lankytojų, dar kokių tenai. Gerai. Tai tada... Aš vienas paprašau. Jolanta, čia porą tau klausimų yra daug mūsų turimų santacijų. Mes jau kalbėjomės apie tikslas viso. Mes jau kalbėjomės, apie ką parašėt, kalbėjomės ir su pačiu Vitoriju. Jo, bet Algirdis nieko nežino ir sako, dabar rekomenduoti direktoriai pareigoti pavaldžius asmenys, kad minimaliai būtų suremontuotas karšyklos vertyklos pastatas, aptverta teritorija, nugriauti nereikalingi mediniai statiniai, jie jau degė, kai mes buvom nuvažiavę, pasirūpino trūkstamų detalių įvertimo renginiams atstatyti. O tokia buvo rekomendacija, tai aš supratau, kad direktoriai turėjo nurodyti
kultūros namų direktoriai, ten tokios pašiūrės buvo, ten baisios, mes sakėm, čia pinigų nereikia, reikia tik tai gal tų darbininkų, bedarbių užsitvarkyti. Iki šiol nėra. Tai šitas bus rudenį daroma. Kaip? Šitas bus rudenį daroma. Rudenį bus daroma. Nu, čia Atsiprašau, pavaduoti, norėčiau, kad patikslis dar jūs įtraukėt vieną dalyką, kad reikia dėl to stogą, dėl to balkio įtvirtinimą. Nu, gal mes... Ne, iki toks smulkmenų gal nesileidžiam, bet... Aš ką noriu pasakyti, mes siūlysiu komitetui artimiausių laikų apsvarstyti kitų metų investicinius projektus, kokius reikia rengti. Ir aš matau vieną iš tų projektų, karšyklos parengimą, kaip kad buvom Raubonyse, jie parengė techninį projektą. Čia Biržuose, kur man. Jo, ir jie šiandien nuėjo į Latvijos Lietuvos Šiandien projektą. tas entuziastas taip pat yra ieškomas, jam atsiradus, kuris galėtų atgalinti tą amatų centrą ir užsiimtų tuo ir suprastų, ką daryti. Bet esmė yra tame, kad mes turėtume parengti projektą kitų metų Latvijos programą su 85% eiti ir paimti pinigus. Kol kas finansavimo šaltinių tai neatrasta. Per projektų šitas negalėtų būti. Galėtų. 2 kartus tai ateity. Jo, ateity. Taip, kitų metų. Noriu pridurti, iš tikrųjų, mes puikiai matėm tada Biržuose, kad be šito entuziasto tokio, tai iš viso tas projektas nejudės. Pirmiausia, gal iš tikrųjų nuo to žmogaus paieškos reikia to entuziasto, kuris... Kitais metais jau bus Latvijos ar liks tų pinigų. Gerai, tai rudenį, aš užrašau, direktoriai informavo rudenį. Kad tos paskui, žadė, kur nuvedė, žadė netinai. Tai čia ne pinigų, čia spėja. Yra šeruos seniūnė turi pasidaryti. Jie papildomų neduoda pinigų. Nu, pavyzdžiui, pasaukom, aš reikia vienas ir paimų savo pinigus. Nu, tai neprak pinigus. Ne, tai apie rudenį. Ne, apie kalbą ne pinigus šiandieną, tai pasidaryti su tais viešais darbais, kur turi žmonių visą. Ne, tai svarbiausia, kad vyksta. Nu, kol kas nieks nevyksta. 2 mėnesiai būtų gerai, aišku, gal atostogavo ką, bet va, žino ir mes žinom, kad ruduo baigėsi. Rudos departamentą kreiptasi dėl finansavimo lėšų, tai kol kas neįgėbė atsakymą, tai šitas taip pat. Jo, bet ten baisu ten buvo sudegę. Vasarą mes buvom, vasarą atostogų metais iš tikrųjų, gal, žinai, ir turi seniūnas dabar tų... Ir paskutinis tada, jeigu galima, aš supažindinsiu, mūsų buvo rekomendacija administracijos direktoriai pateikti siūlymus dėl saugaus vaikų išlaipinimo iš automobilių prie Šeduvos darželio Rokšelio pagerinimo galimybės. Buvom, aš ir tada sakiau, gal galima parengti sąmatą, kokią ten praplėsti šalygatvį. Dalyvavo darželio direktorė, kuri pritarė, sakė, tikrai reikia. Tai vat, pakol kas, aš kiek žinau, tokio nėra pavedimo duota. Ne. Tai galima tą padaryti. Kiek tai kainuotų padaryti tokį projektėlį, jeigu administracija manys, kad tai nėra, gal komitetas, tada mes, kadangi vienbalsiai priėmėm šitą sprendimą, gal mes tada eisim į tarybą, pasiūlysim, kiek tų pinigų ten sutvarkyti, nes... Mes su samata norėtume... Jo, kažkokia tai samata būtų, kad žiūrėtume iš tikrųjų atraminės senelės, tu norint praplėstą šalygatvį šiek tiek, kad... Ten buvo visokių variantų, reiškia. Bet taip suprataniškai mes ten užvažiavom. Tai va, buvo 3 tokios rekomendacijos administracijos. Prie Šeduvos darželio. Kurioje ten yra prie gatvės labai siauras šalygatvis, bet ten iš principo to šalygatvį nepraplėsi, kol nepadarysi atraminės senelės. Kokioj gatvėje? Šaltinio. Šaltinio gatvė. Jeigu vaiką paleiskite, nepravažiuoti. Čia yra dar susijęs klausimas, kaip pavartyčių vaikai bus atvažiuojamas autobusas, kaip jie bus išlaipinami. Nu, tai čia buvo šitas dalykas ir mes... Čia kokiais autobusais vežam? Mikroautobusai. Labai siaura, neprasideda. O kodėl į kiemą neįvažiuojama? Ženklas ką? Nėra ženklai uždaryta. Ne, žiūrėkite, jūs pasižiūrėkite ten, yra saugaus eismo komisija. Mūsų nuomonė buvo tokia, kad reikėtų padaryti, galvojam įvažiavimą, galvojam nupirkti gal sodybą, šalia ten esančią apleistą, kad praplėsti aikštelę. Buvo daug variantų, mes ne taip atvažiavom, pažiūrėjom ir nutarėm. Diskusijos buvo. Aišku, statybos skyrius pažiūrės, gal jie matys sprendimą pigesnį ir paprastesnį gal iš tikrųjų. Tai ką, iki rudens čia mėnuo liko, per tą mėnesį būtų gerai, kad jūs galėtumėt padaryti. Nebūtinai ten šalygatvį plėsti. Jo.
Vieta, kad išsispręstų. Juk teritorija gana didelė, tai reikia sudaryti galimybę įvažiuoti. Mes atvažiavom su lengvom mašinom, nėra kur Ten iš tikrųjų pasižiūrėsime. Stovim, kiti nepravažiuoja. Suprantat, mes tą rekomendaciją prieš 2 mėnesius parašėm, nu tai Bet tai parašė, gerai. Dariau, bet parašyta buvo prieš 2 mėnesius, niekas nieko nežino, tik suprantat. Ar nepadėtų rašti? Padavėm, Alkulis į papkę įsisegė. Tai kaip suprasti, jūs niekas neklausė. Jūs Turi specialią papkę ir sega. Dalykas tikrai niekas nieko nežino, tai palauk, tai kam čia? Ne, tokius klausimus kaip taisyklė turėtų spręsti saugaus eismo komisija. Tai jau čia vienareikšmiškai. Tai gal kažkas turi perduoti kažką, nežinau. Mes taip sutarę su vicemeru, kuris kuruoja tos visus darbus, vieną protokolą duodam administracijai, kitą pas Kazimierą. Jisai net savo papkutę turi, įsisega, gaila, kai šiandien Norvegijos žuvis gaudo, mes jo paklaustumėm irgi, kaip jisai, reiškia, tos reikalus kuruoja. Tai tikrai komitetas daug labai ten nebuvo tų rekomendacijų davęs, liko, kaip Jolanta sako, rudens 1 mėnuo. Padarykit šitą, bus biudžeto priėmimai, ypatingai tos tų pinigų, kur reikia daryti, sakykime, ar nereikia, ir jūs kitaip įspręsit. Nu, mums taip atrodė neprofesionalams, kad čia reikėtų daryti. Gali būti sprendimas ir kitoks. Bet kad kažkas būtų daroma. O jeigu komiteto nariai norim, tai galim nueiti tenai tą baseiną, ne? Nieko nebėra. Klausau. Kokių dar klausimų, kolegos? Pirmininkė, galim norėčiau kreiptis iš jumis visus. Ar nėra prieštaraujančių, kad kreiptis? Neprieštaraujančių, prašau. Gerai. O kada jis grįš? O ne, pasižiūrėkime iš O kada? Na gerai. Aš gal pristatysiu, kadangi atstovauju taip pat Telšių krašto bendruomenė, kuri yra čia viena didžiausia rajone. Man bendruomenės pirmininkų daug neaiškių dalykų. Pirma, jūs nusprendėt, kad palaiminot skirti 475 000 eurų papildomiam darbam, tiek keitimam ir taip toliau. Klausimas būtų toks, kokie planuojami darbai, aš man kol kas niekaip nepavyksiu tos informacijos sužinoti, kokie planuojami darbai padaryti už 475 000 eurų. Aš gal vieną iš karto pasakysiu mintį. Praeitam posėdį, kaip buvote, buvo Raseinių statybos vadovo paminėta, vienas iš darbų tai yra, kad planuojate keisti trinkeles. Aš kiek suprantu, nei konkursai, niekas nėra neprasidėję, trinkelės jau sudėtos, tai man iškilo iš karto klausimą, trinkelės jau sudėtos, pilkas jau savaitę iki jau 3 turim nuotraukas, visą kitą. Tai kas bus daroma iš tos 475 000 eurų? Nes dabar čia mes vėl diskutuojam prie plus 18, plus kažkiek, bet kas už tuos 475? Nes čia ypač dideli pinigai ir čia yra mūsų gyventojų pinigai. Gal Gintai galėjo, iš tikrųjų ten buvo kažkokias pakeisti trinkelės, mes pritarėm, ar jos pakeitė? Aš dabar statybvietėj nebuvau, nežinau. Tai gal tada pasižiūrėkim, ar jos pakeistos, o gal jie už tą pačią kainą geresnę sudėjo, galbūt. Man dar padarė. Sako, nežinoti. Jo, trinkelės jau 3 savaitės atgal sudėta. Nes kaina tai nėra padidinta, viešųjų pirkimų tarnyba, kaip suprantat, nepritarė, nėra dar pritarimo, pinigai nėra skirti. Nu, jeigu sudėjo geras trinkelės, nu tai ką? Iš savo kišenės. Šampaną pastatyti gal? Iš savo kišenės. Bet čia rimtas dalykas. Būtų gerai, kad... Planuojate kreiptis į viešųjų pirkimų tarnybą dėl 475 plus 18 dar 1000 eurų dar papildomų, tai kas už tos darbus bus daroma. Nes tada, vadinkim, Himalajų siena, kaip aš sakau, 3 kvadratai, ten, nesakau, gal 3, gal 15 kvadratų, ar tas, čia nesudaro 500 000 eurų arba 2 milijonus beveik litų, tai čia tai nesudaro. Gal atsimeni, ten esmė buvo, kad spa zona išsiplečia. Aš viską dar puikiai prisimenu, bet tai... Atsiranda ten liftai šitą neįgaliesiam ten? Ne, aš sutinku pirmininkai, bet tai, kadangi, turbūt čia daugelis susijęs su statybom, taip pat ir aš, tai nesudaro tokios milžiniškos sumos.
Jokių būdų. Tai yra, nu, kaip buvo akcentuojama, Himalajų ta druskų siena. Nu, Čia nėra, čia dideli pinigai, čia yra... Gediminai, čia tik žodžiai, jūs suprantate. Reikia žiūrėti Va, savo. būtent tai čia yra. Reikia savo. Kaip tu pamatysiu, nebereikia jų stiprinti, viskas pastiprinti. Ne, matot, labai didelė, čia didelė suma, čia iš 500 milijonų eurų, įsivaizduokite, kalbam. Mes neturim 150 metodininkam, kad čia visi verkiam, tai euro į mėnesį vienam. 500 milijonų eurų. Gerai, gal klausimas buvo iškeltas dėl plytelių, tų, kurios norėjo pakeisti geresnė. Tai gal pirmininkui Gintas iš atostogų grįžęs informuosim, mes visiems pranešim ir pačiam informuosim, ar tos plytelės, kurie iškėlė, ar tai iš tikrųjų tai... O tai mes negalime nuvažiuoti pasižiūrėti? Galime, tai dabar sakinėjai. Ne, jūs rūpė matosi. Aš nežinau, kokios jos turėjo būti. Aš kaip tada teiravausi, bent jau vadovas pasakė, kad turėjo būti žalsvos, dabar yra sudėtos pilkas su juodais. Tai va, yra sumontuotos visą tai. Klausimas man būtų toks, gal patikslinsiu, nes dėl ko aš paklausiu, paaiškinau dėl ko. Kiek brangesnė? Ne, dėl ko, ką mes planuojame pirkti už 475 tūkstančius eurų. Nu, matai, kad jie, kaip minėjau, trinkelis, jie jau sudėtos, kaip jie kažkaip tai nebesiriša tokie dalykai. Nes aš kiek suprantu, Gintai, bus skelbiamas konkursas tiem darbam ir konkrečiai bus įvardinta. Gediminai, jeigu čia patiri iš tikrųjų pasidomėsim ir duosim atsakymą. Kas planuojama daryti už tos 475? Tai čia logiškas dalykas, nes jeigu skelbs konkursą, tai bus labai aiškus darbai. Aš dabar gerbėme jūs komiteto nariai, jūs ką tik dabar ginčiate dėl 18-20 tūkstančių. Nu, mes pasikim pakelkim, man to rimtesnis klausimas. 500 milijonų nuo 20 tūkstančių. Tai jau nuspręsta, mes ir ten nusprendėme. Tai bet jūs nesprendėt, dabar kol kas nei vienas tarybos komiteto narys nežino, už ką balsavo, dėl ko skiriat 475. Kas buvo? Tai čia praeito komiteto. Tai aš nebuvo, kad aiškumas tas būtų, nes vėl tai... Kiek aš atsimenu, praeitam posėdėje buvo paaiškinta, kokia vertė darbų atsisako, kokie darbai yra daromi ir kainų skirtumas sudarė va šitą sumą, kurią mes. Bet ten buvo įvardinta, aš kiek atsimenu, atsisakymas tribūnų, pirčių įrengimas kažkokių. Iš atminties. Taip pat buvo paminėtos sudėti į plytelės, bet jau jos sudėtos, tai dėl to man vėl kyla iš naujo tas klausimas, tai už ką? Plytelės buvo numatytos. Tai va, o juos dabar... Tai gerai, žiūrėkit, galima sutarti, kad Gintas įsiaiškins, skyriaus vedėjas ir praneš. Ir informuosim. Vytautai, kadangi aš kiekvieną dieną pro ten einu į darbą, tai aš matau, kad ten iki galo dar nėra. Tos plytelės sudėtos. Pačiam gale dar ties pastatų nuo Kudėčiaus gatvės pusės nėra sudėtos. Bet dar man įdomu, kam sudėjo plytelės ir iš karto privilina tvorą vietoj vartų. Tai aš to nesuprantu. Gerai, gal... Prašau, po komiteto visiems pravažiuoti. Aplink apeiti viskas. Matai, apsauga, jeigu nebent per tvorą. Viską matysit. Nuo stadiono pusės matysit. Iš išorės tai pravažiuosim, tai čia nėra ko čia. Kad įeiti į vidų. Gal kas nori, galim organizuoti rytoj, kad įeiti.